Taip, kad sveiki visi, su jumis ir vėl žvejybos kanalas. Tik ką, už manęs Nemunas, atvažiavau pažvejoti Nemuną. Tikslas, aišku, yra pabandyti pagauti karšį. Nežvejau dar šiemet Nemune, tai pirma žvejyba. Atvažiavau, kaip nekeista, vietelė buvo laisva. Atvažiavau, žmonės krovėsi daiktus, pakalbėjom labai linksmai, tai jum linkėjimai. Tai jie namo, aš žvejau, atsakė, pagavo kelis karšelius. Tokios informacijos man pilnai užtenka, tai lėkiu krautis daiktų, maišysim jauką ir bandysiu pagauti pirmą savo nemuninį šių metų karšį. Nu va, fainas linkimas, pabandysim naują kotelį iš nitro. Turėtų būti viskas su juo čia labai gerai. Turiu iš masalų, tai turiu pakelį kasterio, turiu truputėlį balto raudono zikelio. Turiu skandinto ir turiu beveik 600 gramų matiliaus. Įsidėjęs tokius kaip šaldymo pakelius, kad matilius būtų sušalęs, nes lauke tikrai nėra šalta, tai kad turėtume gražų šviežio matiliaus, tai pasidėsim kažkur pavėsi tą šalkrepšiuką ir turėsim po truputėlį, po kokį 100 gramų jis pasimsiu, o ne susiversiu visą į vieną indą ir pakepint saulę ir iš to matiliaus liks košė. Tai paprastas šalkrepšiukas ir tikrai naudinga. Susipil kasterį. Gal truputėlį reiktų jį ir praplauti. Dėsim čia gal. Jau žinau, gal bandysiu karpyti kasterį su matilium. Matysim, kaip čia ko norės karšiukai. Tai va, ką maišysiu dabar iš jaukų, tai kaip bazę naudosiu metodo miksą. Tada dėsime biskvitą ir maišysiu su Champion Mix. Manau, kad nu ką, prasukam. Mūsų bus šiukšlės. Ir tegu jaukas truputėlį pabrinksta. Tai einam gal dabar, kol brinksta jaukas, pabandyti ieškoti kažkokios vietelės, bet tai čia kaip ir viskas aišku. Max 30 kokių metrų mest. Tikiuosi niekas nepasikeitė ir ką, bandysim jaukinti ir bandysim gaudyti. O, matilis net. Matot, va, sniegas net sušalęs. Jiem čia vėsų gera. Toks gražus raudonas matilis. Mes ir truputėlį įsidėsim. O visą kitą atgal į šalkrepšį. Ir tegu jis ten būna savo šaltai. Viskas. Viską kaip ir pasidariau. Galima atsigerti dabar vandenėlio savo ramiai. Nu ir ką, dabar sistemėlė kaip visada yra inline'as. Viskas čia tas pats. Tai nežinau, skanavimo švino neimsiu, imsiu šėriklėlę ir pabandysim pasižiūrėti, kas čia kas. Ar nieks čia nepasikeitė per tuos metus.
Taip, kad va, išmėginsiu naują feederį, Arizono Distance Power Feeder, 160 gramų, jei neklystu, jo ilgis yra 3,90. Gaudysiu šiandien su 90 gramų, manau, šėriklėlė tikrai turėtų čia laikyti. Ir nėra brangus kotas, tai mes jį ir patestuosim, pasižiūrėsim, kaip linksta, kaip metasi su juo. Ryte taip pat iš Nitro Distance feederio 6,5 tūkstančio solos. Tai vat, tai pamėginsim ir galėsiu pasidalinti su jumis, kaip šitas feederis tikrai nėra brangus. Tai galite pasižiūrėti žūklės parduotuviai, internetiniai galite nuvažiuoti į vietą, žūklės parduotuvę ir pasižiūrėti, pačiupinėti realiai. Tai vat, nuolaidos kodo šį kartą neturėsim, kas pasinaudojo, tas pasinaudojo. Tai tiek apie meškerę. Tai ką, imam šėriklėlę ir metam į kažkokią vietą. Nu ir žiūrim, ar laiko 90 gramų. Bank, nuskendo. Stovi kaip įkalta. Nu ir ką? Be jokių gyvų kol kas, tik jauka. Nu ir ką, žinau, kokių 10 suleidžiam. Ir dėsim kabliuką. Ir bandysim ką gaudyti. Nu, daug matiliaus ant kablio, kokių 10. Nu ką, pirmas metimas su matiliais. Nu ir ką, laukiam. Ne karšis, bet žuvis. Bet žuvis. Kibimo net nemačiau. Karšiukas. Uždėjau matiliuką ir iškart kibimas jau gražesnis. Nu, reiškia, į jauką žuvytę reaguoja. Vėl kažkokia žuvytė, jau didelė. Koja. Va. Smulkios žuvies yra. Kasterio su matilius. Ir kas per situaciją? Žiauriai daug smulkios žuvies. Ir nežinau, ką daryti. Vis tiek tas pati smulki žuvis. Reiškia, bus nelengva. Man atrodo, turim karšį.
Simpatiškas karšis. Šaika super. Atsidariau. Nu, dar kartelį. Tikrai simpatiškas karščiokas. Ką, paleisim iš karto. Nedėsiu į setelį, nes labai čia didelis, nu, skardukas. Mažai apsėmė sietą, nors ir sietas 4 metrų, bet tai iš karto mes jį ir paleisim. Tegu plaukia. Plauk. Nu, atsiviausi. Plauk. Atsigaus. Ir ką padariau, padaviau gyvą matyliaus, nekarpyto ir kasterį taip tarp pirštų trakšt ir matyliaus. Greitesnius kelius permetimus. Ant matylio uždėjau vieną va tokį skandintą dzikelį. Ir ką, 3 minutės viršūnė įsitėsė ir kibimas. Super. Šaika, turim gerą karšį. Yes. Čia jau turėtų būti nebloga. Stovi vietoj. Oi, gražu. Gražu šaika karšis. Liauska gera. Aš žiūrėkit, kokia mama. Va čia yra Nemunas. Koks gražus šakis. Noriu pasverti šį. Kadangi žuvytę paleisiu, tai noriu bent jau pasverti, pasižiūrėti, kiek šitas sveria. Šakis super. Koks siurblys. Einam greitai pasimsiu svarstyklės, pasversim. Va, nežinau ar matysis, bet 2,5. Tai dar samtė graibšto galva kokie 200 gramų, nu tai 2-3. Super šaika. Legiam, paleisim. Nu, gražuolit. Užkib dar man kitais metais. Žiūrėk, tokia pliauska. Atsigaus. Kosmosas. Ką darau su jauku, tai imu matyliu ir imu kasterį ir taip tarp trakšt ir viską. Ir va šitą visą gėrį metu į tašką. Nu, pradeda saulutė lyst jau, mano medis toj nebegelbės pavėsio, bet smagu žuvytė kimba, tai atvažiavo čia va šone irgi žmogus pažvejot, žiauriai pradžiugino tas karšis, tai pasaka tiesiog, išlaukiau, bet truputėlį šitą reikėjo ilgiau išlaukti, kažkaip tas smulkmė dingo, tai viskas aišku, kad pro nosį kažkur gal netoliese sukiojasi karšelis. Tai va pagavau vieną tokį, manau, apie kilogramą pirmą. Ir va antras jau nemuninis karšis.
Masalas net nepaliestas. Pabandom taip. Toks šeryklas į tašką. Matot, koks gražus. Kaip jam čia gerai. Šitam pokrepšiu. Tikrai jaučias, kad dar vėsu. Nu ką, ir vėl važiuojam. Nu ką, kokią valandėlę net nefilmavau. Ir ką galiu pasakyti, 0. Nepagavau nieko rimto, net neturėjau karšinio jokio kibimo. Pagavau kelias kojas, ešerius, 3 plakiukus, smulkmė. Tai net nežinau čia ką daryti, gal galvoju išvis liek namo. Pabandžiau, pagavau, 2 karšius pagavau, man tikrai užtenka, vienas tikrai labai gražus. Pabandėm naują nitro kotą, ką galiu pasakyti. Geras daiktas, patiko, gražiai linksta, puikiai meta, viskas su juo tikrai labai gerai. Ryte irgi čia labai, manyčiau, sakyčiau, tinka tinka gaudyti upiai. Tai va, tai tokie reikalai. Tai sakyčiau, nežinau, pavieniai karšiukai, nėra dar čia labai daug. Ir truputėlį čia dar reikia palaukti. Vieną kitą iškrapščiau, esu labai dėl to laimingas. Pagavom 2 gražias žuvis. Kaip ir sakau, man to pilnai tikrai užtenka. Ir ką, lėksiu namo. Ištirpt baigiu ant tos saulės. Tikrai kepina į veidą, tai buvau truputėlį ir maikę nusirengęs, bet jaučiu, kad jau čia labai visur raudona. Gal reikėjo kokio kremo pasimti. Tai lėkiu namo. Kaip visada, būtinai spaudžiat patinkant šitą video, parašot komentarą, kad su jumis buvo Žvejybos kanalas ir lėkiu namo. Iki. Patete.